2024 sporto bendruomeniai ypatingi. Šiais metais minimas Marijampolės krepšinio šimtmetis, kuriam buvo skiriamas ypatingas dėmesys. Išleista Dariaus Songailos pirmojo trenerio Gintauto Žibūdos knyga Krepšinis Marijampolėje. Istorija, faktai, žmonės. O štai dabar pristatytas ir dokumentinis filmas. Marijampolės krepšinio federacijos prezidentas sako, kad išleidus knygą tapo aišku. Marijampolės krepšinio istorija verta ir ekranizacijos. Tai tiesiog ir nuo to užsikabinom, sako, jeigu mes turim tiek medžiagos, tai kodėl nepadaryti ir dokumentinio filmo. Norėjusi kažką tai palikti ateinančiam šimtmečiui, ateinančiams kartoms. Norėčiau padėkoti visiems žmonėms, kurie prisidėjo prie šio filmo kūrimo, žmonėms, kurie rinko medžiagą, kur davė interviu. Nes šiame filme matysime apie 19 pakalbintų žmonių, kurie tikrai savo prisiminimais praturtins šitą filmą. Buvo, kad ir nustojau lankyti treniruotės, bet Gintautas labai protingai surado būdą man užmint. Marijampolės krepšinio federacijos prezidentas ypatingai dėkojo krepšinio treneriui ir Marijampolės krepšinio istorikui Gintautui Žibūdai, kuris savo žiniomis visokiojopai prisidėjo prie kūrybinės komandos, tam paantrino ir filmo scenarijaus autorius Rimvydas Valatka. Turbūt nėra ne vieno žmogaus be Žibūdos, kuris žinotų, kokia turtinga iki karo buvo, karo metu, pokariu. Kokios čia buvo krepšininkės, Rutkauskaitė, Kaluškevičiūtė, visa Kauno politechnika buvo marijampolietės. Tai norėjau sudėti daug, pažiūrėsim, nemačiau filmą pats, pažiūrėsim, kiek ten tilpo. Kuriant filmą sunkiausia užduotis nesurinkti faktus, bet iš tokios gausos talentingų atletų išryškinti tik tuos kelis vienintelius, kurie tikrai verti dėmesio. Ta prasme, kai tu gali atsirinkti, ką nori, bet čia kitas uždavinys. Reikėjo parodyti, kad ant delno būtų Marijampolės krepšinis, kad sutilptų ir iki karo buvo vienos rungtynės, į kurias suvažiavo bemaž 3000 žmonių. Iš Lazdijų, iš Vilkaviškio, iš Kybartų. Įsivaizduoju, tais laikais ūkininkai dar nežino, kas tas krepšinis yra. O jis jau buvo toks populiarus, tai kaip šitą išmesti. Filme Marijampolės krepšinio istorija pateikiama naudojant daug gyvų vaizdų, kurių daugelis tikrai nebus matęs. Jame iš pirmų lūpų pasakojamos istorijos žmonių, kurie kūrė miesto krepšinio istoriją. Visada turbūt svarbu tokių kūrinių atveju, apskritai kalbant apie sportą, jo istoriją, matyti ne tik tai taškus, vietas, pasiekimus, bet žmonės, žmonių ir bendruomenių, visuomenių istorijos, kurios keičiasi per sportą kaip reiškinį. Tai per tą prizmę bandėm pažiūrėti ir į Marijampolę, ir į jos krepšinį. Istorijos kūrimas reikalauja ypatingo dėmesio, nes į kiekvieną įvykį reikia pažvelgti įvairiomis akimis, skirtingais rakursais ir įvertinti skirtingas interpretacijas. Marijampolės krepšinio istorija neišimtis. Filmo režisierius sako, kad kiekvienas pristatytas įvykis ir asmuo buvo nuodugniai ištirti. Stengiuosi pasižiūrėti į tokius politinius aspektus, socialinius, kultūrinius. Tai yra labai plačiai apimančius aspektus, kurie gimsta iš kažkokio tai vieno konkretaus dalyko arba susiveda į jį. Tai šiuo atveju krepšinis, čia tas toksai senas nuvalkiotas svarstymas, ar sportas yra politika ar ne politika, tai šiuo atveju ir krepšinis yra viskas, ir labai daug visuomenės gyvenimo kažkokių apraiškų galima suvesti į tai, kas per 100 metų užfiksuota šiuo atveju Marijampolės krepšinio istorija. Filmo premjeroje dalyvavo visa Marijampolės krepšinio bendruomenė. Būryje buvo galima išvysti ne vieną gerai pažįstamą veidą. Štai pakalbinti buvę krepšininkai Marijampolietis Andrius Giedraitis ir Marijampolėje žaidęs Valdemaras Chomičius sako, kad nostalgiją šiam miestui jaučia iki šių dienų. Nostalgija kelia tas kelias nuo namų iki salės, kur būdavo iki 4 vidurinės. Tai ten būdavo ir su dviračiu, ir pėsčiom, autobusai retai važiuodavo, tai būdavo atstumas tikrai nemažas, gal 3 km ar 4.
ir geriau pažįsti miestą, susipažįsti su tom žymiom vietom, pažįsti dar daugiau žmonių ir, kaip pasakyti, įeini tą pačią rutiną, kaip ir kiekvienas žmogus. O gyventi su krepšiniu buvo Marijampolėje tikrai smagu, linksma ir gan produktyviai žaidėme. Krepšinio istorija Marijampolėje skaičiuojama nuo 1924 metų Liepos 5 dienos, nes tai pirmųjų žinomų miesto komandos krepšinio rungtynių data. Per ilgus krepšinio gyvavimo metus mieste buvo išugdyta daug žymių ir Lietuvos sportui svarbių krepšininkų ir krepšininkių. Apie visus juos pasakojame filme Marijampolės krepšinio šimtmečio skrydis, kurį bus galima pamatyti ir per Marijampolės televiziją gruodžio 19 dieną 19 val.